Murder Mystery 2. Ir šiandien aš ieškosiu kiaušinių, nes aš žaidžiau, tiesiog apžiūrėjau, kaip, kad ieškojau kiaušinių, bet čia nieko tokio nelabai pasitaikė, tai kad sugalvojau su šitą tėvą sugalvoti tada video. Ir praeitą video, kai aš žaidžiau Murder Mystery 2, žiūrėko 4 laikus ir tai labai neblogai, nes pas mane 7 followeriai, 2 ir tai daugiau už pusę ir aš radau čia sekretką, kada žaidžiau su draugė. Va čia ir ledai krūpus ir va taip, ir čia kiškio dabai, nespėjau parodyti, o va taip pasisekė, aš iš pirmo raundo esu šerifas, iš viso labai pasisekė. Taip, dabar reikia apžiūrėti, kur esu murderis. Jeigu ką neklauskit, aš biškį taip sargu, tai kad aš to mirsiu, nebėriau. Aš taip sargu, tai kad neklauskit, kodėl aš taip užkibusi kalbu. Tai kad būtų gerai. Ir prašau, rašykite komentarus, nes tai vienas dar žmogus tęsia rašys komentarą, išskyrus mano vienos draugės, kuri mane esu pafollowinus. Ir va taip va. Oi, aš girdėjau, kažkas mirė. Taip, čia labai daug pinigų. Ir kitam video, jeigu aš per dienas spėsiu sutaupyti, aš pirksiu boksus. Tai kad žiūrėkite kitą video tikrai, kada jis išeis. Aš nežinau, ar bus apie Murder Mystery kitas video, bet jeigu jis bus apie Murder Mystery, tada parodysiu. Jeigu kažkoks kitas, tai tą dieną nebus. Nes dabar ar taip nelabai daug laiko ir aš pataikiau. Ar taip labai linksma, ir aš tokį podą turiu įdomią. Tai kad aš laimėjau, čia labai linksma. Aš šitam serverį patį didžiausią reitingą turiu. Ir va, mano nikas Akvilė 415. Ir Roblox'e jūs galit mane pafollowint. Ir arba priimti draugus. Ir tada mes visi galėsim pažaisti kažkokį žaidimą, kokį jūs norėsit. Bet kol kas pas mane taip daug followerių, tai kad maksimum 2 žmonėm, kokiems man atrodo, gali pažaisti. Tai kad prasideda naujas raundas. Ir čia tas nieko, pabandysim nenumirti. Aš noriu sutaupyti iki 400 ir suras 2 kiaušinius, kad gauti rarę iktoj 25. Jeigu aš rasiu, bus labai gerai. Daug kiaušinius. Ir iš viso mano draugė, kai žaidė šitą žaidimą ir tik buvo atsiradęs šitas velykinis daiktas, tai jie iš pačio pirmos dienos surado jau ir kiaušinį. Oi, mane nužudė, aš net nepastebėjau šitos žmogaus. Tai kad nelabai gerai, nieko tokio. Vis tiek gyvenam. Va, čia yra toks kiškis, čia kaip berniukas. Aš turiu va tokį kiškį iš praeitų metų. Ir jis kaip berniukas. O čia kaip mergaitė. Ir gaunas, kad jinai beveik kaip vaikas ir gali būti.
Aš dar turiu biškiuką, aš šiaip labai daug čia ko turiu. Aš jau šiaip senai šitą žaidimą senai žaidžiu. Ir čia kažkoks kiaušynas, pažiūrėkite tik. Taip, aš jį paėmiau. Dar kažkoks. O, čia ką, juos galima rinkti. O čia atrodo irgi buvo, bet jo čia nėra. Įdomiai. Taip, aš nieko nėra. Gerai. Oi, laimėjęs žmogus. Oho. Jis vaikšto po kažkokio žmogus. Gerai, tai kad reikia dabar laimėti tikrai. O pačiai butterflies, kažkoks šautuvas čia. Kažkur čia. Ar... Jis jau radęs 8 kiaušinius. Oho. Čia tai jis profas. Gal senai jau žaidžia. Bet man atrodo senai šitas eventas prasidėjo. Tu nežinau. Aš senai burderis senai nežaidžiau. Tai kad nežinau. O, aš burderis, dabar tikrai reikia laimėti. Nes jeigu aš pralaimėsiu, čia bus tiesiog nežinaukas. Taip reikia bėgti. Reikia taip atsargiai, kaip nydza. Aš šitą perką nežudysiu. Aš iškart noriu surasti daug žmonių vienoj krūvoj. Ir nužudyt, bet man toks daiktas niekada nesiseka. Man atrodo, Oi, šitas perniukas šerifas. Šitą mergaitę čia įda. Aš į ją pataikiau, jie nuberė. Man dabar labai svarbu, kad ten, kur aš buvau, niekas neateitų, nes ten šerifas jos. Nu, šerifo šautuvas, jeigu jį paimsiu, tai labai bus gerai. Tai tikrai. Taip, aš čia dar vaikščiosiu biškį. Šitas berniukas visur esa, iš kampo į kampą. O, nepataikiau. Gerai, biškį čia pirksiu pinigų ir eisiu vėl. Aš jį pataikysiu dabar, pabandysiu. O, jis pradėjo šokinėti ir šitą nepataikiau. Pliam, kaip liūdna. Va, dar niekas nepaėmė. Aš biškį toks kemperis, kaip vadina. Tai kad aš tai labai šiaip noriu būti kemperiu, bet man reikia būti, kad laimėt. Žaidžiau pagaliau va šitą berdą. Taip. Gali būt, kad jis paskutinis liko. Taip, pabandysiu va taip. Jis kažkoks biški toks kaip gudras. O, aš laimėjau labai gerai. Ar čia jūs pasistengėt? Ar kas? Nes nežinau, aš niekada nelaimiu beveik. Bet man kažkaip praeitą kartą nušoviau. Bet aš bagas neiššokinėję nieko nedarė. Tai kad buvo ne taip sunku. Gerai, dabar laukiam. Kiek aš čia įdomu kiaušinių turiu? 313, aš jau beveik 400 turiu. Nu tai iš viso labai gerai. Man atrodo, šitas video gausis ilgas, bet aš nelabai daug čia žaisiu, man atrodo, raundų. Bet gerai. Aš jau buvau ir burderio šerifo. Labai gerai, tiesiog. Aš tai galiu. Taip. Oi, čia raundas net prasidėjo, kaip aš čia nespėjau pamatyti net. Gerai, einam. Ką tai šinocentas? Tai aš turiu
Aš šautuvą radau. Viskas, aš dabar herojus esu, reiškia. Oi, blebada, pamačiau, kaip jį taip nužudė mane. Taip gerai. Viskas. Vyram taip yra ir labai tai liūdna. Oho, čia mergaitė kažkokį turi. Taip, čia mergaitė. Taip. Nu gerai, man kažkaip nelabai sekasi dabar. O čia gal galima kiaušinį šitos paimti? Ne. Gal čia kažkoks sekret? Gal čia kažkoks sekretas kažkur? Žiūrėk, čia kažkoks kambarys, galima kažkaip, reiškia, praeiti. Viskas kažko čia reikia padaryti. Šią matot? Tuoj palaukit. Va, matot? Čia kaip daugiau. Čia, jeigu iš šitos pusės žiūrėt, tai čia kaip siena. Čia, va čia, ir va čia reikia, va. Tiesiog, aš bandau padaryti skretę jums, kad jūs galėtumėt pažaisti ir pažiūrėti ir sužinoti skrečių. Bet aš pati nežinau šitą skretę, tai kad aš, man atrodo, nepadarysiu jos. Bet čia kažkokia žalia juostelė. Gal čia reikia kiaušinius surinkti, nes prisimenat, aš kažkokius kiaušinius ieškojau, neieškojau, bet radau ir paėmiau. Ir gal čia jie, arba gal juos reikia čia paspausti kažkurios, va dar vieną paėmiau. Palgėjo juostelę. Žalia. Taip. Dabar jūs žydot, reikia surinkti viskas, reikia surinkti, aš išeisiu, reikia surinkti visus kiaušinius tokius ir jūs įdėsite į sekretą. O nežinau, kaip aš šitą sekretą sugalvau. Taip, viskas, reikia surinkti visus kiaušinius. Vėl. Va, surinkau vietą, nesvarbu. Ir pažiūriu. Jo, juostelė pagerėjo. Ir man atrodo, galim pabaigti. Visiems viso gero. Iki kitą video, rašykite komentarus, visus laikysiu viso.